Ir pirmiausia žvilgsnis į skaidrę, ar ne, lentoje. Ką jūs čia matote? Ką galite įvardinti? Su kuo ši nuotrauka jums asocijuojasi? Kokie tai žmonės? Pabėgėliai. Taip? Iš karto Dovydas sako, jog tai yra pabėgėliai. O iš kur tu supratai? Pagal ką? Kad jie kaip neturi namų, jie pasiėmė savo daiktus ir... Ir jų nedaug ar nėra tų daiktų, taip? Ir jie tiesiog sėdė ant žolyno pakraštyje prie tvoros, vėluotos tvoros. Taip, tai yra teisingas jūsų pasirinkimas ir atsakymas, ar tai yra pabėgėliai. Na, šiandien panašiai ir kalbėsime. Ne tik tai apie bėgėlius, aišku, ne tik apie pabėgėlius, bet tema bus panaši. Bet pirmiausia, truputėlį faktų. Kaip manote, kaip galėtumėt pratęsti šitą sakinuką? Daugiau kaip 200 milijonų, tai yra 3% pasaulio gyventojų gyvena už savo gimtų namų. Taip, už savo gimtų namų, už savo šalies teritorijos. Pamenat tikriausiai, kiek pasaulio dabar gyventojų iš viso yra? 7 milijardai, taip, milijardai. Tai yra iš tų 7 milijardų 200 milijonų, tai yra ne savo tėvynėje gyvenantys žmonės, kažkur klaidžiojantis ir panašiai. Na, o ką čia mes galėtume pasakyti? Emigruoja žmonės, bet 870 tūkstančių gyventojų per 25 metus iškeliavo, kaip manot, iš kur? Iš kur? Iš Lietuvos, taip, Aurė gyvena. Tai va, tik Lietuva neteko gyventojų vien tik tai dėl išvykimo jų. Tai šios dienos klasės valandėlės tema yra, kodėl žmonės persikelia gyventi kitur. Spręsime, nagrinėsime tas priežastis, bandysime jas suprasti ir taip pat įsijausti tų žmonių padėtį, ką jie jaučia, kaip jiem toliau reikia gyventi ir panašiai. Na, uždaviniai būtų tokie, taip, kodėl žmonės emigruoja, su kokiais sunkumais jie susiduria ir susipažinti su būtiniausių daiktų sąrašus, skubiai išvykstant iš šalies. Bandysite tą sąrašą sudaryti patys, žiūrėsim, kaip jums ten seksis. Na, o pradžioje dabar matote Afrikos žemyną. Viduryje pažymėta valstybė, gal kažkas galite įvardinti. KDR. Kaip trumpinys, prašau? Kongo Demokratinė Respublika. Teisingai, taip, Kongo Demokratinė Respublika. Kalbėsime apie šią vietovę. Na, šalia yra pažymėta kita nedidelė valstybėlė Ruanda. Tai va, apie šią teritoriją bus toksai trumpas pasakojimas vieno žmogaus iš šios valstybės. Atidžiai paklausom. Kavaja tik neseniai atvyko į Angliją iš Demokratinės Kongo Respublikos. Tai tokie prisiminimai buvo vieno pabėgėlio žmogaus iš Kongo Demokratinės Respublikos. Dabar sėdėdami, na, jūs sėdite po 4, bet glausčiau po poromis, ar ne, aptarkite klausimus, pateiktus skaidrėje, prisimindami tai, ką aš čia dabar ką tik jums perskaičiau. Taip? Koks veikėjo gyvenimas buvo, prieš ką jis veikė, išvykimą, pabėgimą, su kokiais sunkumais susidūrė, kaip jis keliavo, iš kur gavo pinigų ir ką paliko savo šalyje. Trumpai pagalvokit, pasitarkit, ar viską prisimenat. Na gerai, tai pasitarėm, ar ne? Tai koks veikėjo gyvenimas buvo prieš jam pabėgant iš savo šalies? Ką jisai veikia? Ką veikia Kavaja? Keliam rankytes, kad aš galėčiau paklausti, kad ar gal kalbam iš vietos, ką jisai veikia? Kur jisai dirbo? Organizacijoje, kurie padėjo vaikams nukentėjusiems nuo karo. Taip, teisingai. Su kokiais sunkumais jisai susidūrė? Kas jam atsitiko? Vienas
vienas vaikas mirė ir apkaltino jį. Taip, vaikas susirgo ir ligoninėje mirė, apkaltino jį, kad jisai dėl to yra kaltas, ar ne? Ir kas jam toliau atsitiko? Oskarai? Jie uždarė į kalėjimą ir jį 30 dienų kankino, mušė jį, kad prisipažintų, Kad jisai kaltas? kad jisai kaltas dėl Vaiko mirties. Taip. Kaip jisai toliau, kaip jam sekėsi iš to kalėjimo ištrūkti? Kas padėjo? Susidraugavo su kareiviu Mhm. ir tada jis susisiekė su jo savotinė, Taip. kuri jam padėjo kaip... Išpirko, ar ne, davė pinigėlių kareivių, tiesiog papirko kareivį ir jam pasisekė tada pabėgti iš kalėjimo. Ir kur jisai nuvyko, į kokią valstybę pabėgo? Į Ruandą. Gretimai esančią nedidelę valstybėlę, jisai tiesiog nelegaliai perbėgo sieną ir atsidūrė kitoje valstybėje. Taip? Na ir toliau. Ką paliko savo tiesa iš Ruandos, paskui jam taip pat padėjo vėl mama ta pati, ar ne? Vėl pabėgti iš Ruandos į kokią valstybę? Į Angliją. Tai yra Jungtinės karalystės viena iš dalių, ar ne? Tai ką jisai paliko išvykęs, kaip manote, savo šalyje? Savo šalį kaip valstybę, gimtinę. Taip? Savo šeimą ir mamą, ir manau, ten tikriausiai tikrai ne tik mama buvo ir didesnė ta šeima, apie kurią mes čia ne... O jūs kažką pažįstate iš savo aplinkos? Kas yra išvykęs? Persikėlęs tiesiog gyventi kitur. Nu, drąsiai, taip, Sandrute? Draugė viena, be mamos, be šeimos. Visa šeima tavo draugės išvyko į Londoną, ar ne? Taip, Brigita? Dėdukas irgi Londono. Mano mamos sesuo Išvykusi, taip, ar senai išvykusi? Jo. Jau senai. Irgi senai? Kiek metų? Prieš 6 metų. Tai dabar bandykime įvardinti tas priežastis, dėl ko žmonės emigruoja. Kas apskritai yra emigracija? Tai yra, kai žmonės pereina į kitą šalį, eina gyventi Ir nebegrįžta, taip? Tai va, emigracija yra tada, kai daugiau metams ir daugiau žmonės išvyksta gyventi į kitą valstybę. Metams ir daugiau. Jeigu savaitėj, 2 ar mėnesių laikinai išvažiuoja dirbti, sakykime, ir vėl grįžta, tai nesiskaito, kad jisai emigruoja iš savo šalies. Tai yra laikina migracija. Tai pirma iš priežasčių, ką galime vardinti? Prašau. Dėl mokslo gali išvykti, taip. Metam 2, taip vadinasi, jis emigruoja, bet turi tikslą gal sugrįžti, Sandra. Darbo migracija, teisingai. Mokslo migracija, darbo migracija. Dėl karo. Taip, teisingai. Dėl karo, ką mes ir girdėjom, taip pat žmonės emigruoja. Dėl mažo atlyginimo ieškojimas darbo. Tai čia yra tas pats. Darbo migracija. Ieškant geresnio gyvenimo, kad būtų aukštesnis pragyvenimas, ar ne? Dėl kainų parduotuvėse. Na, ta pačia tas geresnio pragyvenimo ieškojimas, ar ne? Galvoja, kad parduotuvėse ten yra pigiau. Na, čia tas pats būtų, ar ne? Dėl klimato, dėl gamtinių sąlygų. Teisingai, žinot, kad žmonės, manau, ir jūs taip pat, kai kurie norėtumėt gyventi ten, kur visą laiką vasara. Ar ne? Arba kiti nori gyventi ten, kur visada yra vėsu, šalta. Taip pat, nes karščio nelabai mėgsta. Tai yra teisingai ir dėl gamtos, dėl klimato tokia emigracija taip pat jinai yra. Bet ar yra, pavyzdžiui, emigracija dėl religinio persekiojimo? Taip manom? Taip. Ar yra emigracija dėl rasės? Taip. Tai emigracijos rūšių, kaip matėte, jūs tikrai jau nemažai įvardinote. Tai dabar sakome, ne, dėl karo. Taip. Dėl religijos. Gamtinių sąlygų, ar ne?
sutrumpinu. Dar ką sakėm? Mokslo, taip, mokytis. Darbo, teisingai. Na, rasė konkrečiai nebuvo dar, bet buvo tik tai taip, religija. Finansinis persekiojimas. O kaip manot, ar būna politinių kažkokių persekiojimų dėl to, kad nuomonės nesutampa valstybės valdžios institucijų, sakykime, ir kažkokio paprasto piliečio? Politiniai persekiojimai taip pat būna, ar ne? Tai va čia dar galėtume tą sąrašą tęsti. Tai priežasčių, kaip matot, yra tikrai nemažai. O kuo skiriasi kraustymasis, kaip manote, nuo emigracijos? Du paveiksliukai. Kraustysi su visais savo daiktais. Matom daiktus, visą šeimą, taip? Na, čia daiktų beveik nematom, kur maišiukai kokie gal. Tai manot, jeigu aš visus daiktus pasiimu ir išvažiuoju į kitą šalį, tai yra tik kraustymasis. Prašau? Kraustymasis tai, kai žmonės išvažiuoja savo norų. Savo norų, taip? O jeigu aš darbo ieško kitą valstybę ir emigruoju, na, susiradusi ten jau nelaikiną darbo, nuolatinį, tai kraustausi aš ten gyventi ar emigruoju? Ką sakiau, emigracija yra kas? Kai persikėlai į kitą šalį. Gyventi metams ir daugiau. Tai jeigu aš nuolatinį darbą jau turiu ir ilgiau galvoju dirbti 10-5 metus ar net daugiau kaip metus, vadinasi, aš emigruoju darbo tikslais, ar ne? Dėl geresnio socialinio gyvenimo, dėl geresnio darbo ir panašiai. Tai taip pat yra emigracija. Kraustymasis, matot, šeima yra laiminga, ne? Taip daug daiktų turim, bet kraustymasis yra tai, kad žmonės migruoja ne tik tarp valstybių. Žmonės migruoja pačioje valstybėje. Iš vieno miesto į kitą kraustosi gyventi. Taip pat dėl darbo geresnio, dėl mokslo, sakykime, pasirinkimo kažkur studijuoti aukštosiose mokyklose ir panašiai. Arba tiesiog apsisprendžia gyventi kitame mieste. Pačioje pradžioje pamenat skaidrę. Sakėte, jog čia yra pabėgėliai, Dovydas sakė. O kuo skiriasi žodis migrantas tada nuo pabėgėlio? Migrantai savo norų, pabėgėlis priverstas. Teisingai, Gabija. Taip, migrantas, bet tai yra, kaip sakėm, kad savo norų žmonės išvyksta dėl darbo, dėl mokslo, dėl geresnio socialinio gyvenimo. Tai yra migrantas, o pabėgėlis yra priverstas dėl karo, dėl religijos, dėl rasės, tai yra dėl persekiojimo, dėl politinio kažkokio susidorojimo, grasinimo, kad jis bus nužudytas, pasodintas į kalėjimą ar panašiai. Tai va, pabėgėlis, kaip matote, maždaug 10 milijonų yra pabėgėliai iš Afrikos ir Azijos šalių. Afrika ir Azija. Tai yra 2 regionai pasaulio, kuriuose, na, yra labiausiai pažeidžiamos žmogaus teisės, Afrika ir Azija, daugiau pietinė Azijos teritorija. Ir tai sudaro didžiąją dalį pasaulio pabėgėlių. Jūs puikiai kiekvieną dieną, manau, girdite žiniose, arba tėveliai tarp savęs gal diskutuoja apie tai, kas vyksta šiandien paskutiniu laikotarpiu Europoje. Pabėgėlių srautas į šias valstybės. Tai yra didžiulė Europos problema, tame tarpe ir Lietuva, ir kitos Europos valstybės šią problemą bando spręsti, bet kol kas sunkiai sekasi. Na, dabar norėčiau į išdalintus lapelius, kad atliktumėte šią užduotį. Kiekvienas asmeniškai skaitote užduotį, kol aš išdalinsiu ir surašome tai, kas yra pateikta užduotyje.
pavadinimų, kuriuos jūs pasiimtumėte, jeigu reikėtų labai greitai išvykti iš savo valstybės. Arba tiesiog į kitą miestą, kaip kraustotės, bet labai greitai, na, apsispręsti reikia per kelias valandas. Ką jūs pasiimtumėte? Pasistengkite asmeniškai kiekvienas rašyti, be diskusijos kol kas. Paskui galėsite palyginti savo daiktų sąrašą. 10 daiktų pavadinimų. Ar visi sutarė dėl bendro sąrašo, ar ne? Tai Povilai ir Eglė, prašau. Klausom. Taip, čia priseksime. Va, datėlės. Paimkite, išliesite į savo tą objektą nupieštą ir vienas vieną, kitas kitą. Klausom, gerai? Povilai, gali va į kitą pusę eiti. Va ten gali, gerai, tau perlaužinį zirką. Viskas vila. Pirmas daiktas tai yra vanduo, nes mums reikia, kad ir kur keliautume. Taip, be vandens žmogus negali ilgai išgyventi. Ne? Vanduo, pirmas daiktas, taip? Maisto, kažkiek tai maisto, ne? Kaip manot, kelioms dienoms reikėtų pasiimti maisto? Savaitę. Taip, tokia nuomonė. Povilo? Panašiai savaitė, 7 dienom, ar ne? Gerai. Toliau. Jeigu užpultų naktis, o neturėtume kur permestą. Palapinė, ar ne? Kur apsistoti reikėtų, taip? Negirdėjau. Telefono pagalba išsikviesti telefoną, taip? Toliau pasas arba koks nors asmens dokumentas, kad būtų galima vykti į kitą šalį ir tiesiog. Svarbus dalykas, žmogus be paso, tai niekur negali išvykti. taip. Gerai, toliau. Taip, vienos daiktai tiesiog mums taip pat yra privalumas. Gerai? Taip manote. Toliau drabužiai ir šilti ir vėsesni drabužiai, kad jeigu būtų šaltas oras, tai būtų galima šaliką ir figūrę užsidėti, o jeigu šilčiau, saulė šviestų, tai maisė. Bet kuriam orui truputėlį, ar ne, bus aprangos. Gerai? Ir palapinė ypač reikalingas, taip? Gerai, na ir ką dar turime? Ir paskutinis mes parašėm knygas, bet tai čia būtų kokie nors žemėlapį, kad būtų galima lengviau. Žinynų, ar ne? Žinynų, ypač kokių reikėtų žinynų? Apie tą šalį, taip, į kurią jūs jau esat nusprendę skubiai išvykti. Ačiū. Taip, kita grupė. Prašau, Oskarai. Ir Andriau. Dedam žemėlapį.
tušinuką ir bandom pastatyti. Imkit šviestuvę. Taip. Klausom. Visų pirma, reikėtų paso, kad jeigu norėtų išvykti į kitą šalį, tavęs Asmens dokumento, ar ne? Jeigu neturėsi asmens dokumentų, tavęs į kitą šalį nepriims. Gerai, toliau. Antroje vietoje. Maisto. Maisto, bet išgyvenimų, nes maisto. Tai keliom dienom tu, Oskarai, imtum maisto. Pirmoji grupė sakė savaitei. O kaip jūs galvojat? Irgi savaitei. Gerai, toliau. Andriau, ką tu dabar imi? Trečiu numeriu. Vanduo. Tai manote, maistas svarbiau negu vanduo? Manote, vanduo svarbesnis ar maistas? Vanduo svarbesnis. Vanduo. Tai antroje vietoje, manau, turėtų būti vanduo, ne? Gerai. Toliau. Dar reikėtų medicinos šitų priemonių, jeigu susižeisti ir kraujuoti. Pirmai pagalbai susiteikti, ar suteikti, ar kitam, ar ne, ar dėl savęs. Pastabinto turėti, arba leisti, jeigu. Labai gerai. Andriau. Drabužiai, taip? Kažkiek tai reikia, turbūt teisingai. Manau, aš irgi tai padaryčiau ir imčiau toliau. Gal reikėtų palapinės, kur pernakvot. Irgi taip pat palapinė. Nemiegosi ant žemės, nešalsi visą naktį. Gerai, toliau. Toliau klausau. Higienos priemonės. Dar toliau. Pinigų buvo jau pinigai? Dar ne. Toliau reikėtų turėti pinigų, artimiausiai parduotuvėse, kur nors nusipirkti. Tai baigsis maistas? Kompasą susigaudyti teritorijoje. Kompasas. Na taip, jūs pasirinkot kompasą, nors yra ar ne išmanesnių jau renginių šiais laikais, bet manau reikalingas gali būti ir toks. Gerai, ačiū už nuomonę išreikštą. Dar pirmoji vietoje būtų rūbai, nes jei neturėsiu rūbų, tai jeigu prišaltų, galėsim supleisinti rūbų. Taip. Toliau antroje vietoje, tavo manimu, jūsų manimu. Antroje vietoje pinigai, žmonės už juos gali nusipirkti. Gerai, toliau. Trečioje vietoje būtų maistas, kad iššaltų, galėsim pavalgyti. Taip, ketvirtoje. Ketvirtoje vietoje būtų vanduo. Tai ir pas jūs irgi maistas pirmoji vietoje negu vanduo. Taip, na gerai, žiūrim toliau. Penktoji palapinė, o ketvirtoji, kur visi miegojo. Gerai. Šeštoji degtukai, nes galėtų sušildyti. Sušilti, gal laužą užsikurti labiau, ar ne? Septintoji pasas, nes iš jo negalėtų išvykti iš šalies. Taip, ir? Čia nežinau, man tinka mašina. Nes nežinau, kai kurie... Tai čia jau jūs renkatės, taip? Gal su automobiliu jūs ruošiatės išvykti iš šalies, ar ne? Visus daiktus į automobilį ir pilnu tempu pirmyn. Ir telefoną dar renkatės. Taip, gerai, ačiū. Tai pirmą pasimčiau pasą, antrą pinigus, trečią vandenį, ketvirtą tikriausiai telefoną ir penktą maistą. Taip, Sandrutė, ką toliau? Šeštą pastą dantų. Raudona. Pastą, tada septintą imtą laisvų, aštuntą lagaminą, devintą kompiuterį, 10 makiažo priemonės.
Kas? Makiažo priemonės. Makiažo priemonių. Supratom. Taip, gerai, ačiū. Paskui drabužių, vandens, maisto ir pinigų. Raudonų. Sužinotumėm kitas šalis. Garsiau neįla, negirdėjau. Sužinotumėm kitas šalis. Žemėlapis, kad žinotumėm, kur renkamės. Aštuntas, kad susisiektumėm su visais nariais. Telefonas ir higienos priemonės. Matau, taip, higienos priemonės. Gerai. Ir Kokių nors dalykėlių. kompiuteris, ar ne, kad būtų smagiau keliauti? Gerai, aišku, ačiū. Klausom, Gila. Čia mūsų svarbiausių daiktų sąrašas. Pirmą mes pasiimtum maistą, antrą pasą, tada dokumentus svarbius, pinigus, vandenį, kuprinę, kur viską susidėtum, rūbų, vaistinėlę ir telefoną, kad jeigu susisiektum, Taip. Gerai, ačiū. Galiu pasakyti tiek, kad matot patys, kad tie daiktai pas daugelį kartojasi, ne? Kartojasi pirmiausiai dokumentas. Taip, manau, kad puikiai tai suprantat, kad be dokumento keliauti toli mes negalime. Vanduo, be ko žmogus negali išbūti labai ilgai. Maisto truputėlį reikia. Kas dar? Pinigai, rūbai. Taip? Kas iš to konteksto viso truputėlį buvo pas kai kuriuos kitoks pasakymas ar pasirinkimas? Labai įdomus pasirinkimas buvo makiažo. Dabar norėčiau, kad atkreiptume dėmesį į būtiniausių daiktų sąrašą, kas yra rekomenduotina iš tikrųjų. Nei vienas mes nesame apsaugoti nuo to, kad neįvyks kažkokia nelaimė, sakykime, kad Lietuvoje taip pat, nedaug dievė karas, ar ne, ar ten, sakykime, kažkokia gamtinė katastrofa ir reikia greitai palikti namus. Ką mes dabar turėtume pirmoje vietoje pasiimti? Tai yra vaistinėlė, kurią didžioji dalis iš jūsų taip pat buvo pasirinkę. Ar ne? Tai toliau, dokumentas. Taip ir jūs minėjote. Pinigai. Jūs taip pat tai paminėjote. Šeimos relikvijos. Na, kodėl manote, pas jūs nebuvo to paminėto nei pas vieną? Ar nebendradarbiavote, gal jūs buvo pasirašę? Kodėl Dovydas buvo parašęs? Kodėl, Dovydai, tu manai, reikėtų pasimti su savimi kažką iš tai, kas liečia šeimą tavo? Tada būtų, kaip galėtum prisiminti apie kokius šeimos narius, arba net kuriuos nežinojai ir tada pagalvoti. Tiesiog prisiminti savo artimuosius, tai, kad tu palikė, taip gali būti nuotrauka tiesiog, ar tai gali būti kažkoks daiktas, kuris yra padovanotas tau ir labai mielas širdžiai, ar ne? Maistas. Rekomenduojama 2-3 dienom, kodėl aš jūsų klausiau. Keliom dienom jūs norėtumėt pasiimti maisto, ar ne? Tai 7 dienom pasiimti maisto, tai ganėtinai jau sudarytų tikrai nemažas kiekis. Tai rekomenduojama panašiai tiek. Drabužiai, kuriuos jūs minėjote, pagal sezoną. Tualeto reikmenys taip pat viešinė. Na, asmeninės apsaugos priemonės. Aišku, čia priklausomai nuo situacijos, manau. Tai dujoplaukės, kaukės, kurios būna ant veido, priklausomai nuo to, kaip manote, kur jūs vykstate, ar tai reikėtų pasiimti. Niekas nepaminėjo žiebtuvėlio, pavyzdžiui, žibintuvėlio, atsiprašau, ne? Tai kodėl
žibintuvėlis būtų reikalingas tamsos paros metu, tamsuoju metu, reikalinga tikrai rasti kelią ar dar kažką, tai žibintuvėlis tikrai būtų reikalingas. Tai šios dienos pamoka ir klasės valandėlė, kaip matote, buvo su pavadinimu Kokio austėja. Kokia mūsų klasės valandėlės tema buvo? Kodėl žmonės emigruoja? Tai mes sužinojame, kad yra įvairių priežasčių. Gyti, gali pasakyti priežastį? Dėl darbo? Priversti mokslo. Mokslo, toliau? Priversti kitų. Persekiojimas, ar neturiu omeny? Toliau? Gamtinių sąlygų, geresnių gamtinių sąlygų. Na, priežasčių yra įvairiausių. Tai aš jums linkiu, kad jums nereikėtų išvykti iš Lietuvos ilgesniam laikui, nebestudijuoti, mokytis ir grįžti atgal. Linkiu, kad mes gyventume taikiai, nebūtų karo, nebūtų religinių persekiojimų ir panašiai. Tai va, nebėkite, nevažiuokite iš Lietuvos, o gyvenkite ir mokykite šioje šalyje. Sėkmės!